būtų labai logiška tiesiog kalavijas prieš kalaviją. Vienarankis atsisakius skydų. Tai yra toks tikrasis fektavimas. Ar yra norinčių? Norinčių yra. Kągi, palaikom, nuožmi kova. Kaip jau minėjau, dvirankių kalavijų kaunamasi. Šiuo atveju vienarankiai kalavijai, tačiau galima kautis ir be skydų. Tai yra tas toks tikrasis fektavimas savotiškai. Nusimato nuožmi kova, abu kariai prityrę. Maždaug vienodos svorio kategorijos. Čia pasimato tik technika. Vėlgi primenu, skirst galima tiek į galvą, tiek į kūną, tiek į kojas. Ypatingai jau kalavijo technika, kada turi ir gintis, ir pulti, nesinaudodamas skydų. Gudrus, apgaulingi veiksmai, čia yra ką atidžiai žiūrėti iš tiesų. Kam įdomu, tai dėmesio, susikaupkite ir stebėkite. Kova iš tiesų įdomi. Skvebuoja taip smarkiai, kad net atviris patyra. Taip, smūgis kumščiu, teisėtas, teisėti net ir rinktinių veiksmai. Поплоем, Мировушка, тоkia kova. Tikra meilė. Už Lietuvą, vyrai. Ne, čia viduramžiai, žinokit, čia tas nebus. Kamgi, mums reikia dar vienos gerosios fėjos, kurios galėtų prikelti iš numirusių. Ne, vyrai netinka. Ką Gražulis pasakys. Taip, jį išgelbėjo, būtų gėdingai išvilkę iš... Štai, atsirado nauja tradicija. Paplojam gerosiom fėjom. Kągi, tuo dar mūsų pasirodymas nesibaigė. Logiškas tęsinys būtų parodyti dar vieną dalyką, kuris vykdavo viduramžiais. Tai yra kova, kada kaunasi ne vienas prieš vieną, o grupė kaunasi prieš grupę.